Gediminai, o į kokį mes čia mišką dabar atvažiavom? Į pelkinį. Tiesiog pasižiūrėsim, ar galima jau pradėti kirsti ar ne. Nes dabar šiaip visą vasarą sausrą nekirtom 1,5 metų vien tik dėl to, kad negalėjome važiuoti dėl gamtinių sąlygų. Jeigu bus pradžiuvę, tada bandysim greitai iškirsti ir ištraukti. O kas čia labiausiai auga? Čia pelkiniai beržiukai, visokie tokie juodalksniukai. O kuo jie skiriasi nuo pelkinis beržas, nuo paprasto beržo? Smulkus, neaukštas, kreivas, šleivas. Labai geras dalykas. Paprastasis sausmenis. Tavarsime, Google'as yra visagalis, va šitoje vietoje paimi, nufotkinai ir tada sužinai. Pavyzdžiui, net grybus irgi kitą kartą, nu aš pats net nežinau, kai yra kažkoks kartusis baravykas. Atrodo, kaip baravyks, parsivežėm į namus. Viską susipjaustėm, pradėjom, išsivirėm, pradėjom valgyti. Nu jo, surodo kartusis. Čia yra miško keliukas. Gediminai, kaip dažnai atvažiuoji čia? Paskutinį kartą buvau prieš pirkimą, prieš 1,5 metų. Pasižiūrėjau ir supratau, kad teks atvažiuoti, kada bus sausa. Kodėl tu jį pirkai, buvo gera kaina? Čia taip gavos, kad šitam ten reiktų, šitoj vietoj susibiški pasikaupė yra miškų. Todėl ir nusipirkau tą sklypą, nes vienoje vietoje 10 hektarų, ten kur filmavom 10 hektarų, dar kitoje vietoje. Šitam regione yra kažkas apie 30 hektarų. Čia viena šalia kito beveik tie visi sklypai. Tai jeigu dabar kažkas pasiūlytų pirkti kaimynų, net ir pats norėčiau nupirkti ir sumokėčiau konkurencingesnę kainą, negu kad rinkoje gali būti. Vien tik dėl to, kad viskas būtų vienoje teritorijoje. O kaip stebi, tarkim, šitą dalyką, kas parduoda žemės aplinkui? Jeigu žmogus pats nori parduoti oficialiai, nacionalinės žemės tarnybos ateina laiškas su pasiūlymu, kad kaimynas parduoda už tokią ir tokią sumą. Ar jūs norite pirkti ar ne? Dabar tokie įstatymai.